Labadiena, gerbimieji žiūrovai. Antrą kartą šiandien vėl susitinkame su jumis prie ekranų. Jurgitai padeda šiandien teisėjauti teisėjai asistentai kampinių vėliavėlės. 10 numeris. Laura. Na, ar bus smūgis? Smūgis yra blokuojamas čia, bandymas netgi taip originaliai per save. Dar buvo epizodas, kodėl aš sakiau, kad Viltė tikrai gali smūgiuoti. Čia Romanovskos perdavimas, geras perdavimas ir pirmasis įvartis krenta šios dienos rungtynėse. 7 numeris Meida. 1-0. Kūkų. Žaidėja iš Nigerijos, beje, švenčia savo gimtadienį, o čia dar viena situacija, kuri pasibaigė įvarčiu ir antras Terezos Romanovskos perdavimas. Ir vėl atrodo Meida Prosevičiūtė. Gintros futbolininkės, bet nepažeidamos taisyklių. Geras Mikutaitės perdavimas ir dar viena situacija. Aišku, vėlgi dabar tenka gintis, bet šio koks smūgis ir dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis. Šį kartą pasižymė 28 numeris Erika Šupelytė. Gražiu smūgiu į viršutinį vartų kampą. Noba dabar turi, jeigu ne persvarą, tai beveik lygų. Kartus pasiuntė Erika Šupelytė. Na, faktas turbūt, kad vis tiek. Oi, kokia klaida ir dar vienas įvartis. Jau Karolina Curikova kelia į viršų ranką. Na, kuriozinis įvartis. Meida Prosevičiūtė trečią kartą siunčia kamuolį į vartus. Ta pirmaujantį trijulė. Tarpusai rungtynių nebus. Karolina Curikova gelbsti vartus. Bet čia ten žaidžia ten, kur baigsis ši Gintros ataka. Šupelytė. Aukštas perdavimas ir koks gražus įvartis. Puikus Erikos Šupelytės perdavimas ir Laura Spenazato galva siunčia. Minėjau, kad čia futbolininkai šiek tiek šios dienos rungtynėse Andos savo taškų kraitės nepapildys. 9 taškai Hegelmansas skaituoja. Čia dar viena situacija, kuri baigėsi dar vienu įvarčiu. Vėl asistentės vaidmenyje buvo Erika Šupelytė, geras perdavimas Viktorijai Igbonobai ir 6 įvartis, kuriuo Jurgita Mačiukonytė skelbia susitikimo pabaigą. 6-0 toks